Labą dieną. Sveiki. Šiandien turim ganėtinai neįprastą mūsų vaizdo įrašą. Sulaukiam tam tikro komentaro į vaizdo įrašą, kaip klausimas apie plintusus pačių, kaip juos klijuoti. Klausimas būtų toksai, kaip koridoriuje ar virtuvėje klijuoti plintusus iš plytelių? Kokius naudoti klijus ar skystais vinimis? Antras klausimas būtų, kaip lygiai ir švariai atsipjauti plintusą iš plytelės. Ir trečias būtų, kuo užpildyti tarpus, silikonu ar tarpu. Tai mes pabandysime bendrai su kolega jums atsakyti į šitus klausimus. Šitos klausimus, kaip tai atrodo, jo. Gal pirmą tada pradėkim nuo pačio pirmo klausimo, plintusai iš plytelės. Tai kokius mes variantus turim juos pasidaryti pas save namie, tarkim. Šiaip tai jo, yra plintusai dviejų būdų. Yra, reiškia, gamykliniai, kai žmogus gali nusipirkti plytelės jau gamyboje užsakytus ir atvežtus. Ir kitas būdas yra, reiškia, pats įsipjaunant. Tai vat kolega galėtų pasakyti, kaip tai atrodytų, jeigu mes neturime galimybę užsisakyti tiesiai perkant iš parduotuvės, vat grinai atsipjaunant iš plytelės ar... Tai ką turim, gaunasi, kaip kolega sakė, kad galima tos pačius plintusus jau nusipirkti jau padarytus, tai jie būna supjauti tam tikro aukščio, kampas yra nupjautas ir užšlifuotas, viskas tenais labai ganėtinai gražu, gaunasi tikrai gamykliškai, ateini, padedi prie sienos, pasižiūri, prisiklijuoji ir viskas, tau nieko daugiau galvoti nereikia. Bet kitų variantų, tam tikrų plintusų gali nerast, tarkim, netinka atspalvis, netinka ta pati plytelė, skiriasi, tai tu norėtum tada pasidaryti jau iš tam tikrų plytelių, kurias tu jau esi susiklijavęs ant grindų. Tarkim, aš turiu kaip ir virtuvę arba turiu kažkokias kitas patalpas pramoninės, kur norėčiau, kad dėtųsi plintusai. Tai aš tada iš tų pačių plytelių galiu jas ir pats susipjauti. Aš jums galiu pademonstruoti. Vat jeigu būtų gamykliškai, jeigu jūs pirktumėte iš parduotuvės, tai va šitas viršutinis kraštas skaitosi gamykliškai, kuris būtų eitų prie kažkokio tai objekto, prie sienos ar kažkur. Tai... Tarkim, čia turim sieną ir jisai klijuoja. Kad būtų gražesnis ir dailesnis, va šita viršutinė briauna yra užapvalinama. O kai pats pjauni, tai dažniausiai... Gal turėčiau omenyje pasakyti, kad jeigu pats pjaustai, yra ten keli pjaustimo būdai, bet gal apie juos šiek tiek mes aptarkim šiek tiek vėliau, nes gaunasi, kaip tas plintusas turėtų atrodyti. Nes, tarkim, turiu aš plytelę, aš nežinau, kaip ją įsipjaut, kad jisai atrodytų tvarkingai. Tai dažniausiai standartiškai, bent jau aš sakau standartiškai, tai čia nėra toks dalykas, kuris ten turėtų to įpareigoti daryti lygiai taip pat, kaip aš pasakysiu. Standartiškai gaunasi plintusas 7 cm. 7, 7,5, 8, bet aišku, tu gali daryti 10, gali daryti 20, gali daryti 30, gali iš visos plytelės susidėti. Čia skirtumo nėra. Tai tik tai tiek, kad esminis estetinis vaizdas, aišku, ganėtinai jis ne per didelis, ne per mažas, jisai gauna 7,5 cm. Tai ką aš turiu, tarkim, jeigu aš turiu labai didelę plytelę, 60 ant 60 susiklijavus ant grindų ir taip norėčiau, kad tie plintusai atrodytų man ant sienos ir jeigu aš pjaunu 7,5 cm, tai man didžioji dalis plytelės lieka su negamykliškais kraštais. O kaip ir kolega sakė, kad tie kraštai būna negamykliški, jie ganėtinai negražus, biškiai apsiskaldo, bet palaukit, dar nepabėkit, yra būdų, kaip tos dalykus apdirbti ir sutvarkyti. Tai gaunasi taip, kad su staklėm kaip prareži, gaunasi tokie akmenukai, įsiskaldo, įsidaužo šiek tiek, tai vienas dalykas, bet kai tu klijuoji juos, tarkim, prie grindų, tau to nereikia. Tarkim, viršui gamykliškas, apačioje negamykliškas, jisai toj vietoje apsidirba, tiesiog pasislepia ir nesimato. Bet, pavyzdžiui, jeigu viršui norėtum dėti, tai jau turime kiek būdų, kokius kelis variantus. Reikėtų tada, pirmas variantas tai būtų susirasti paslaugas, pjovimo paslaugas, kur teikia plytelių pjovimo paslaugas. Tai tada jums kraštą, kurį jūs norite viršutinį, jie jums viską padarys, nereikės pačiam nieko daryti. Jums tą kraštą viršutinį uždailins. Pagalba ten savo staklių ar kažko tai. Aš gal tada apie tą patį metodą šiek tiek pasakysiu. Gaunasi taip, kad su vandens staklėm, jeigu jūs neturit žmogaus, kuris jums išpjautų, nes dažniausiai tie, kurie, tarkim, sudeda tas plyteles, jie dažniausiai turi tos įrankius, tai
dažniausiai vandeninės staklės arba kažkas panašaus įrankį. Aš turiu vieną vaizdo įrašą, kur nufilmavę vienam objekte, kaip mes pjaustėm didelio formato plyteles, bet ten jau, aišku, neplintusi, bet panašus principas turėtų galioti ir čia. Tu, kai su vandeniu pjauni, su diskeliu, tada gaunasi labai maži apskaldimai, tos apskaldimus gali užšlifuoti ir va šita pati briauna, kuri yra negamykliška, jinai gaunasi lygi. Ta prasme, tiesiai, švariai, gražiai jisai pjūvis padarytas, jeigu apšlifuoji su tam tikru diskeliu, va, kaip ir turiu kampinį šlifuoklį, ant kampinio šlifuoklio sumontuotas padukas, ant to paduko deimantukai, jie šlifuoja labai gražiai ir tvarkingai. Todėl kraštas atrodo ir labai primena netoli to gamykliško įvaizdžio. Tai turim tada du variantus. Galima nuvežti, jeigu neturim, tarkim, žmogaus, kuris mums tai jau padarytų, tai galima nuvežti firmas, kurios užsiema plytelių pjaustymu. Tu pasakai, aš noriu tenais iš tos vienos ten didelės plytelės padaryti ten 10 plintusų, nu kaip pavyzdys, kiek išeina jų ten pagal tam tikrą aukštį. Gali, aišku, tą aukštį derinti, gali ne 7 daryti centimetrus, gali ten 5 daryti centimetrus. Pagrindinė plintuso esmė, kokia ir yra sieną apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Arba šluotą su šlapia prabrauki, kad nesimatytų to, tai užsidedi plintusą. Arba robotas jo. Arba robotas, kad neapibrūžintų daug. Tai prapjauna, sutvarko, jūs tik tais pasiema, ten, leiskim, dažniausiai turi įkainį už metrą pjovimo. Tai jeigu apie 5 eurus, man atrodo, metras. Bet žinokit, tai tikrai apsimoka, nėra čia sukom galvos, tu tiesiog nuvažiuoji, pasiemi, tik tai tiek minusas, kad būna tenka tenais palauk, būna ten mėnesis, 2 mėnesiai, nes tam tikras eiliškumas turi būti ir užimtumas. Tai reikėtų palaukti, bet, pavyzdžiui, paprastam projektui pasidarytai labai nesudėtinga ir paprasta, nuvažiuoji, pasiemi ir jau gali dėti savo ant sienos. Tai dabar, tarkim, jeigu į visus klausimus beveik atsakėm su pjaustymu. Dar tada pabaigsime tą klausimą. Jeigu jau darote tą viršutinį briauną, tai tada nepamirškite ir apatinę briauną užapvalinti, nes šitie skilimai tai irgi duoda pabaigoje, kaip dėsite silikoną, kaip bus dedamas, tai bus nelabai gražiai atrodys. Todėl, jeigu bus šitas kraštas labai lygus gražus, tai tada silikonas gražiai užsidės ir jums tada bendras vaizdas bus labai geras. Toliau, o tikėkime, kad užbaigimą daro ne pats užsakovas, o daro specialistas, tai jisai žino, kaip jos dabaig daryti ir visus šitos klausimus turėtų pats meistras pasiūlyti užsakovui, kaip pabaigti, jeigu užsakovas pats nežino, kaip tai padaryti. Bet, tarkim, ne visi meistrus turi, tai, tarkim, aš pats gal norėčiau susidėti savo rankom. Tai čia savo rankom pasidaryti, tai, žodžiu, atsakymas paprastas. Gali tu pjautis, jeigu pats savo rankom turime omeny tokias sąlygas, kad tu pats savo rankom, tai gali pjautis pats, arba gali nuvežti ten, kur supjausto ir tu tikrais pasiemi jau galutinį projektą, tą produktą. Jau supjaustyta, padaryta, viskas švariai, gražiai užšlifuota ir pasiemi tiesiog dėdėsi ant sienos. Rekomenduojame geriausiai tai kreiptis visuomet į specialistą, nes daug yra niuansų, kurių kartais nežinosi, pavyzdžiui, kampus kaip užeiti, kaip ką užpjauti, ar 45, ar cielą, ar užeiti, yra niuansų, bet yra daug nemokamos informacijos, ar Galit parašyti, galit paskambinti, mes nesikandžiam, galit nebijoti, tai dėl viso ko, tai patarsim, pasakysim, ką iš pirmų lūpų. Šiai dienai galima viską rasti. Tada sekantį klausimą. Ir būtų paskutinis klausimas būtų, kaip tą visą dalyką pabaigti, su kuo suklijuoti, kuo geriau plintusą priklijuoti. Ar yra... Tai yra du klausimai būtų. Kaip priklijuoti, ar skystais vinimis, ar klijais, ar silikonu. Ir pati tarpa, kaip užbaigti. Tiek viršutinis, kuris jisai bus prijungtas prie sienos ar kažkas, ir ta tarpas tarp dviejų plintusų. Tai tarpas turbūt tarp dviejų plintusų, tai čia bus užglaistomas su plytelės spalva. O yra dar du variantai. Skystis vinis ir silikonas ir klijai. Tai bus 3. Skystų vinių mes nerekomenduojam niekada. Jie gaunasi labai kieti. Jie neturi savo jie nesiplečia praktiškai. Tai jeigu aš standų paviršių priklijuoju su standžia medžiaga, plintusas vis tiek jisai norės, gali būti, kad plėstis arba trauktis atitinkamai nuo temperatūrų ir jisai tiesiog... Grindamų šilti, taip, jisai... Ekstra atveju, sutinku, taip gali pataisyti. Bet vieną kitą, ne visą perimetrą ten metrais 10 ar kiek. Tai gal tada suskirščius į šitą klausimą tada į etapus, jeigu su kuo mes klijuojam. Tai mes klijuojam arba su plytelių klijais,
Tai užtikrindami taip, kad tas plintusas tiesiog kuo daugiau prisispaustų prie sienos ir mums paliktų kuo mažesnį plyšį jo viršuje, kuris, aišku, automatiškai matytųsi iš viršaus. Bet čia jeigu turim naują statybą, šitas dalykas nebėda, viską priglaudi, viskas labai gražiai. Bet jeigu kitas variantas, kada turim senesnės statybos projektą, sienos nelygios, plintusas raitosi pagal sieną, tai tas plintusas labiau linkęs parodyti iš viršaus, kokia ta siena kryva. Tai automatiškai norėtumėm, kad tas plintusas prisiglaustų kuo įmanoma arčiau. Tai reikia kuo mažesnio sluoksnio tiek klijų arba tiek silikonų, nes galima plintusą priklijuoti su silikonu arba galima su klijais. Bet tik reikia įsitikinti, kad viršutinis kraštas nebūtų pritepta labai jau daug, kad tiesiog netrykštų per viršų ir neišterliotų sienų. Tai vienintelis dalykas, kurį galima atkreipti, nes klijai gerai, tik jie gaunasi šiek tiek storesni, daugiau atitraukia nuo sienos, silikonas labiau linkęs prisispausti, bet čia jau tada jau labiau į naujesnę statybą krypsta, tai jeigu turi labai kreivas sienas ir nežinai kiek ten, tarkim, vieną pradėjau plintusą su porą milimetrų klijų, o kitą jau plintusą dėk jau žiūrėk 3 rankos telpa, tai tada jau automatiškai, tai tada jau jo, reikia klijų dėti, tai praktiškai tokie dalykai. O jeigu vertikalės siūlės, turint omeny su kuo užtaisyti, vertikalios siūlės užsitaiso su plytelių siūlių glaistu, tik tais tiek, kad suvedimai, tarkim, turiu aš grindis ir turiu va plintusą šalia. Ir tada tas tarpas, gal tada čia kaip mes turim kažko parodyti. Turime 2 plytelės ar susiję? Ne, aš turiu omeny, kaip užsitaiso tas, nu va, tarkim, šitą knygutę yra mūsų grindis, o čia plintusas priklijuotas. Ir pati šita siūlė užsitaiso su silikonu. Viršus pasirinktinai gali būti prateptas su silikonu arba gali būti prateptas su akrilu. Dažomu. Jeigu dažomu. Visi akrilai yra dažomi, tik tai kuo skiriasi silikonas nuo akrilo. Akrilas yra tam, kad jisai sulaikytų dažus, jisai elastingas, pakankamai tiek, kad galėtum dar jį nudažęs gauti gerą ir elastingą vaizdą. Tai tarkim, kaip dažytojai labai mėgsta tepti siūlių kampuose ir panašiai, kad netrukinėtų, jisai gražiai atrodytų, neišplyštų ir taip toliau. Silikonas tuo atveju, jisai gaunasi kaip guma. Jeigu tu jį pratepsi, tu jo niekad negalėsi uždažyti. Nes nuo gumos ar ant gumos viskas nubėga, dažai kaip, tarkim, nuo žąsies. Viskas bėga, lašai kaupės ir panašiai. Ir jeigu turim sienose tam tikrą voliuko paliktą žymę, tai ta vieta labai linkus atskleis tos defektus. Pavyzdžiui, jeigu silikoną aš užtepu ant viršaus, matosi voliuko žymės. Tai kad tų voliukų žymių neliktų, nes į kraštuose prilenda, kai kur nubrauki, kai kur neišeina nubraukti, tai labai tokie neestetiniai gražūs vaizdai gaunasi. Tai tada viršus geriausiai akrilų užsitepi, nusidažai ir tu nei to krašto matai ir jisai gražiai pasibaigia. Ir tiek tada su tuo dalyku. Nu, man atrodo, kaip ir atsakėm. Kaip ir atsakėm. Tai dėkui, kad klausė, dėkui, kad žiūrit. Tai jo, tai reiškia, yra reziumė kokia būtų. Taip. Reiškia, yra galima gamybą užsakyti, galima pasinaudoti plytelių pjovimo paslaugomis arba pačiam susipjauti. Kraštai turi būti viršutinis kraštas. Arba silikonu apdirbtas, arba... Jo, užapvalintas ir tiek čia gražiai, jo, kad būtų galima gražiai silikonas, kad nesimatytų tų. Kaip klijuoti? Karštų vinių, skystų vinių. Nenaudoti tik tai skirtinių atveju, jeigu tik tai vieną plytelę atšoka, bet daugiau nedaugiau. Jeigu, tarkim, voliojas pas mane garaže, nu, taip, tinka, tarkim, viena nukrito arba ten reikėjo nuimti, tai aš tą ją galiu priklijuoti ten su skystais vinim. Bet... Tik silikonas ir klijai. Plytelių klijai naudojama pritvirtinti. Jeigu didelis sluoksnis, tai klijai, jeigu mažas, galima su silikonu ir jeigu mažas, tai tada turim turėti naujos statybos namą arba butą ir tada ten gali su silikonu. Taip, kiek įmanoma daugiau spaudžiam ir išlaikom tą patį lygį pagal gulšiuką, reiškia. Jeigu matom, kad jisai vaikšto, reiškia, tai pasireguliuojam kaištukais. Vat ir kaip ir... Ir viskas galima ten paprastai parduotuvėje, dar ką galima pasakyti, kaip išlaikyti statų kampą tarp grindų ir plintuso, tai tiesiog pasiemam kitą plytelę arba galima kampuoti ir tiesiog įremiam į kampą ir nusistatę
tam tikrą lygį ir savo prispaudžiam tada tą plintusą su kampuočiu. Ir viskas labai paprasta, tada bent jau žinai, kad niekas nepabėgs ir kampuose atrodys viskas savo vertikaliai taip, kaip ir turėtų būti. Turi būti 90 kampas. Tarp plintuso ir plytelės ir sienos turi išlaikyti. Neturi nei taip, bet turi būti 90. Tai tiek. Jeigu turėsite klausimų, rašykite, atsakysime arba video, arba raštu. Malonu, kad jūs mumis matote, žiūrite, duodate kitiems pasirinkimą, rekomenduojate mūsų video. Tai dėkui, kad tada klausėt, mes į tuos klausimus atsakysim, jeigu yra daug ką pasakyti, tai atsakysim vaizdinę medžiagą, tai jeigu kas paspauskit patinka, prenumeruokit kanalą, tai padės mums plėstis ir daugiau sulauksit tokių panašių vaizdo įrašų kaip šitas, tai dėkui. Iki.